Nevil to power. Dininyčia. Nuo šio žodžio smegenyse sumirguliuoja sumišusi stulbinančių stichijų vizijoje. Audringos jūros išsilaisvino iš materijos dugnų, kurie žiauriai smunka ant liepsnojančių žvaigždynų. Sideralinės sistemos išlaužtos ir išplėštos iš senovinių grivelių ir smogusios atgal į chaosą, iš neįsivaizduojamo aukščio krentančios lavos katarakta ant planetų, kurios vyrauja erdvėje, dievų ir demonų žudynės, kalnai, kurie svyra ir krenta daužytis į bedugnes, uraganai, kurie tempia su savimi antikinių, pasenusių pragarų nuolaužas, liepsnos ir žaibo blyksniai, kurie sudegina tuščius visų nužudytų dievų sostus. Virš viso to girdisi pašėlusi ditirambinė giesmė, švenčianti mirties ir gyvenimo vestuves. Tai aistringas dionisiškas himnas, Friedricho Nyčės pamišusio arsonisto, kuris savo beprotybę paveldėjo iš Prometėjo. Vaistinėse laukiant galima įsirašyti receptą pagal Nyčės subtilų stilių, kaip Hugo Blake'as Hitmanas Wagneris, kaip jūra audra lavina ugnikalnių įsiveržimas, jis buvo jėga, kuri nušlavė viską prieš tai, apriklaustukas esmuilė dluge. Jis buvo pilnas milijonų nuogų vizijų. Jo eilėraščiai, paradoksai, aforizmai atėjo į pasaulį dumdami ir trimituodami. Jo idėjos spruko iš jo kaip kraujavimas. Jis važiavo, sukosi ir lankėsi, kandžiojo, niurzgėjo ir braižė. Jo rašiklį padirbo pats vulkanas. Jo rašalo indelyje buvo Prometėjo vidaus organai. Jis buvo milžiniškas perkūnijos debesis, iš kurio lijo siera ir kruša. Savo knygas kūrė taip, kaip Dievas kūrė pasaulius, su galingu nykstančio persekiojimo ugnies debesų ir kenksmingų garų chaoso. Jo stilius elipsiškas, laužytas, labirintinis, jis žengė nuo Ešvėje, Petro kupolo iki Materhorno viršūnės. Vienu sakiniu sudaužo Platono kaukolę į Herberto Spencerio makaulę. Jis tunelioje šlifuoja, griauna ir paskui sprogdina, bet niekada nemotyvuoja. Jei jojate ant šio laukinio Tararijaus eržilo, pamatykite, kad esate pririštas prie jo nugaros, arba būsite mirtinai išmestas iš didžiulio aukščio. Per sniegą ir per edelveisą lipate į nežinomų kalnų viršūnės, o tada stebuklas. Patenkate tiesiai į dangaus žydrynę, nes išdygo sparnai. Laukinių žemės kursininkų tapo Pegasas prie Empirijaus slenkščio. Jo puslapiuose vyrauja laukinis pavojaus signalas, girdi naktį ir dieną skambantį toksiną. Kanopų griaustinis kaip kokiame nuostabiame kavalerijos užtaise. Prieš mūsų akis atsiveria ir užsidaro nuostabūs plėšėjai. Didelis gyvenimo podagras svaido mums į galvas. Litanijos, kurios baigėsi riksmais ir verksmu. Bronziniai katafalkai sprogsta ir išleidžia balandžius ir drugelius. Tokia kieta, tokia švelni šio nuostabaus žmogaus siela. Jis sako, kad Zaratustra yra didžiausias kada nors parašytas kūrinys. Nežinau nė vieno, kuris galėtų jam paprieštarauti, nebent tai būtų pats žinomas Senojo testamento autorius. Gėtė sakė, gyvenimo jausmas yra pats gyvenimas. Tai yra štai taip Zaratustra kalbėjo paslaptis. Zaratustra palieka savo kalnų vienatvę ir nusileidžia į slėnius, kuriuose gyvena žmonės, kad išmokytų juos žemiškumo šlovės. Jis ateina išpirkti jų iš dvasingumo, sunaikinti jų tikėjimą Dievu ir kitais vaiduokliais bei nežėjimą dėl nemirtingumo, kuris nepaims kūno kartu. Religija, kuris smogė jausmams duria į kūną, spjauna į seksą, yra šventvagystė. Kunigai piktžodžiauja gyvenimui. Dangaus karalystė yra antisakralumas. Tikėjimas Dievu yra profanacija. Gamtoje žmogus yra vienintelis sergantis gyvūnas ir jis negaluoja, nes yra atsimetęs nuo gyvenimo. Žemės, jis tiki anapusybę už savęs ribų. Jis neigia savo paties dieviškumą. Jis mažesnis už žirelį ir liūtą. Jis iškrypėlis. Žmogaus egzistavimas pateisina žmogų. Skausmo buvimas pateisina skausmą. Mirties egzistavimas pateisina mirtį. Viskas, kas yra teisinga, nes tai laiptelis į kažką aukštesnio. Viskas, kas yra neteisinga, nes tai turi būti paneigta. Nuolat kurkite naujas vertybės, naujas perspektyvas, naujas aukštumas. Sujunkite savo valią ir svajonę. Ištuštinkite šią minutę į kitą minutę. Uždėkite sparnus savo įdoms. Tegul jūsų tikslas bus kardas. Išaukštinkite savo skausmus. Padarykite iš savo sielvarto auksinius drugelius. Būkite dramaturgas savo. Leiskite smegenims vaidinti Šekspyrą jūsų gyvenimo peripetijoms. Tegul jūsų žvilgsnis bus Molieras jūsų mirtims. Prieš kiekvieno žmogaus kapą yra akmuo, kurį galima nuritinti. Kiekviena mirtis turi savo prisikėlimą. Ant žmogus tiesiog yra amžinas savęs įveikimas. Tai pakelimas į originalius įžambus unikalius vaizdus. Tai gyvenimo instinktas reikalaujantis daugiau gyvybės. Žemė ne kiemas. Tai magiška neatrasta imperija, tokia didelė ar maža kaip jūsų valia, o sušalusios jos kalnų viršūnės yra ariamos. Ar tai tik frazės, ar jos turi kokią nors reikšmę? Jos yra aukščiausios tikrovės. Jos yra pirmosios eilės proto evoliucijos žingsniai. Gėtė, Spinoza, Emersonas, Thoreau, Hugo, hinduistų regėtojai, Schopenhaueris, Waltas Whitmanas, pats Nyčė buvo antžmogiai tarp mūsų. Antžmogis yra tiesiog žmogus, kuris nuolat veržiasi į priekį, kuris niekada neleidžia savo vakarykščiui žengti koja kojon su šiandiena, kurio vidinė akis su kiekvienu žvilgsniu atveria platesnius horizontus. Kiekviena moderni perspektyva turi pasiekti viršūnę. Jis yra keliautojas be tikslo. Jis yra galia ir akis. Tai jo gyvenimo pateisinimas. Ištrūkti iš nelaisvės reiškia būti laisvam nuo vakarykštės dienos.
Praeitis laiža jūsų rankas ir verkšlena dėl sielos, dogmos įsitikinimai, tikėjimai, visos jūsų praeities vertybės vilioja iš už nugaros, bet jūs džiaugsmingai šokantis meištininkas. Turite beprotišką aistrą dėl nedėvėto, dėl nežinomybės, dėl audringų keistų pragarų ir pašaipų rojų. Aš myliu tą, kuris nužudo savo dievą, sako Zaratostra. Nėra nei dievo, nei stabo, nei atvaizdo, kuris nepradėtų skleisti smarvės. Po tam tikro laiko pabuvus užrakintam tarp kaukolės sienelių, gotai ir vandalai laikui bėgant nusileido į Romą, išvalė namus. Protui kasdien reikia savo gotų ir vandalų. Ir tai vietai, kur silpnaprotis senasis dievas taip ilgai burbėjo. Pirmiausia reikia chloridų, mūsų dvasiniai viduriai yra nešvarūs. Kelias į išganimą eina per vėmimą. Kiekvienas dievas yra parazitas. Kiekvienas tikėjimas yra vampyras. Ugnies rimbu nuplakite viską, kas glūdi sieloje. Būkite avataras ir feniksas per naktį. Metempsichozė turėtų būti kasdienis stebuklas. Linkiu amžinai būti kelyje į Damaską. Kviečiu žaibus trenkti į mane ir siunčiu juos atgal šnypščiančius ir liepsnojančius į Dievo veidą. Mes abu esame Jupiteriai. Nyčė viską, ką palėtė, padabino barbariškais blizgučiais. Jo protas buvo labiau babiloniškas nei graikiškas. Jis gimė kažkokiame dvasinėme Sibaryje, kur gyvenimas buvo suvokiamas kaip skonis. Pasaulis yra nardų lemtai, kai likimas meta kauliuką. Mes pėstininkai esame pajudinami. Todėl laisvas protas suvoks pasaulį kaip reginį. Etiniai tikslai yra iliuziniai, bet neįkainojami kaip po žvaigždėmis vaidinamos dramos motyvai. Estetinis motyvas pakeičiamas etiniu. Nyčė pakyla anapus gėrio ir blogio ribų ir stovi kartu su Apolonu ir Dionisu. Pakaitomis žiūrovų ir dalyvių. Gyvybės ir mirties pasakų reginys. Bjaurios aukos, kurių pajuokos objektais mes visi esame. Ir pateisintini kunigai bei įstatymų leidėjai sugalvoja etinės sistemas. Apoloniškajam protui tai yra grandiozinė misterija. Ir kiekvieno egzistavimo ciklo pabaigoje jis prašo ceremonijų meistro pritarimo, nes visata neturi jokios prasmės. Išskyrus tada, kai jį matoma amžinojo kontempliatoriaus akimis. Žmonijos antikristo šokis, kurį apgaulė vadina pažanga, yra vykdomas daugybės nusikaltimų. Garsusis Nyčės amoralizmas yra tik mūsų visų amoralumas. Pasaulis yra padalintas į pažeidėjus ir snobus. Pažeidėjai kartais eina į kalvarijas, kartais į nešvę. Elena kartais tiesiog eina ir yra pasipuošę medaliais. Tačiau snobai kuria įstatymus. Pagarba yra statiška. Tai valia nejudėti. Jie yra išrinktieji pakrikštyti savo nuostabiu pamaldumu. Laisva dvasia turi žaisti kainą prieš moliuską ir mumiją, prieš sikofantus ir parazitus. Masių protai yra sentimentalūs lazaretai. Greitkelininkai, pasaulio piromanai, anarchai turi žudyti taikių ir vidutinybių sielas, nuliūdinti jų altorius, išmokykite juos amžino nusižengimo etikos, sudeginkite jų smegenis revoliucijos vizijomis, ištroškę pavargę ir svirduliuodami, tyčiokitės ir juodinkite, o kenkėjų apimtas vietas, kuriuose jie paskutinį kartą ieškojo prieglobsčio, susprogdinkite dinamitu. Visur, kur gyvas pulsuojantis gyvenimas yra valia moralumui, tai yra noras sulaužyti stabus ir pančius. Instinktas neigti arčiausiai esantį daiktą ir ištiesti ranką link tolimiausio. Vertybių kūrėjas amžinas įtariamasis klauso nuodėmingosios gyvatės, giliai įsikandusios į pagundos obuolį, o paskui įžuliai sviedžia graužtuką į rojaus sienas. Žmogus instinktyviai yra atskalūnas, natūralu, kad jis yra plėšikas. Kai jie aptraukia socialinių ir religinių bausmių discipliną, užduotį imasi kiti stipresni nusikaltėliai, kunigai ir įstatymų leidėjai. Jie sugalvoja dievus, pragarus ir duobes, kad galėtų imunizuotis. Mohamedas Kristus ir Džonas Braunas, Karolis Didysis, Torkų Amada Bismarkas ir Napoleonas išrado etinį melą, kad išgelbėtų savo lašinius sugalvojama etika, vadinama socializmu ir su tuo einama pirmyn. Valdžia siekia užgožti valdžią. Visi esame sukurti pagal vieno dievo paveikslą. Tartiufo. Nyčė buvo velnio advokatas. Tai yra, jis surengė trumpalaikę gyvenimą prieš švininės nevilties doktrinas. Jis gimė iš Odino ir Frigos, o jo vardas buvo Balderis. Didžiausias psichologas, kurį pasaulis kada nors pažinojo, nukirpo kaukę, kurią nešioja kiekvienas instinktas, ir parodė mums pasaulio sielą, valia siekti galios,